Šiandien bus pamoka, kaip reikia suinstaliuoti HelloDJ į savo Counter-Strike, kad žaidimo metu galėtumėte klausytis muzikos. Taigi einam HelloDJ.org, gumos netempsiu, iškart rodysiu pamoką, spaudžiam daugumą, pasirinkam 32 bitų, 64 nepatartina, kad ir koks jūsų kompiuteris yra galingas, vis tiek jūs lagins. Jeigu imsite šitų 64 bitų, susikuriam dvi papkės, šaltinis ir galutinis. Šaltinis tai bus, kur kelsime dabar dainą, o galutinis tai bus tenai, kur jau tą dainą perkonvertuos į tam tikrą formatą. Jeigu įsikėlėme dainą, štai aš vieną turiu ją. Atsidarome šitą HelloDJ. Spaudžiam yes, šitą uždarom, spaudžiam pliusiuką, jeigu rašau Counter-Strike. Net rašyt nebemoku. Šitą engine'ą pasirenkam Gold SRC, šitą pasidarom F9. Išprašysiu geriau. Tarp ne nieko. Gerai, dabar kur yra Game Directory. Spaudžiam ten C diską, tiesiog kur yra tas jūsų Counter-Strike'as instaliuotas, pas mane jis yra čia, pasirenkam CZ Strike papkės, spaudžiam OK, tada spaudžiam Audio Directory, čia pasirenkame galutinis, spaudžiame OK, spaudžiame metą. Dabar dėl garso renkamės 60 arba 65 ir kokybė geriausia, nes šitas tiesiog jums čirkš labai, kai leisite tą muziką. Dabar input direktorius pasirenkam tą šalutinį, o galutinį šitą paliekam, spaudžiam OK. Dabar konvertuos šitą dainą, aš daug dainų nekėliu, kad neilgai konvertuotų. Greitis konvertuos čionai, bent jau aš tai galvoju. Šitas tai... Oi, nereikėjo taip daryti, ne. Ai, gerai, čia viskas buvo, matot, kas būna, kai žmogus sunkiai dirba, o po to, vis tiek greitai, žinai, konvertuos šitą papkę galima išjungti. Dabar, kai sukonvertuos, aš jau parodžiu, ką reikia toliau daryti. Aš tai manau, jūs konvertuos tuoj, nes jau pelė brota pradeda man čia laiknyst, reiškia greitis konvertuos. Sakiau, gerai, reiškia, spaudžiam done, šitą išjungiam, spaudžiam šitą dabar play mygtuką, išmetė errorą, nekreipkite dėmesio, tiesiog spaudžiam OK. Dabar jums reikėtų nueiti Counter-Strike, bet aš neisiu, nes man pasidarys juodas ekranas ir jūs nieko nematysite. Dabar jei žaidimą jums ten parašys konsolė, iš karto išmes, kad viskas sėkmingai instaliuota. Tada nueisite į savo serverį, ten kokį norit atsidarot konsolę ir parašot L, spaudžiat Enter. Toliau jums išmes jūsų visas dainas, kiek ten visos yra sukonvertuotos, kiek ten jų gali gauti. Pasirenkate skaičių, ten koks 3. Ne, 3 man nepatinka, imsiu 16. Negražu 6, bet nieko tokio, gerai. Paspaudžiat 16, spaudžiat Enter. Ten turės parašyti, kad ten successfully ten kažkas, tai dabar konkrečiai nepamenu. Tada išeinat iš konsolės ir spaudžiat tą savo mygtuką, su kuriuo jūs rinkotės ten, kad paleisti tą muziką. Aš rinkausi F9. Tačiau su tuo F9 galima tą muziką ir išjungti. Tai šiandien tiek su jumis buvau aš, Lunatikas. Laukite daugiau pamokų arba tiesiog rašykite į komentarus, kokių pamokų norite. Na tai ką, sudie.